Kokia tu buvai, kai buvai 16? Prisimink tą jausmą. Visur eiti, daryti, judėti, rizikuoti, kad būtų veiksmas, kad virtų gyvenimas, kad išbandytum dalykus. 80 milijonų europiečių yra išbandę rūkyti kanapes. 80 milijonų. Lietuvoje maždaug 400 tūkstančių žmonių vartoja kokią nors nelegalią medžiagą. Tai yra išbandę nelegalią medžiagą. Ir mes nesikalbam su jais. Mes ieškam būdų, kaip juos sugauti ir nubausti. 400 tūkstančių žmonių mes iš tikrųjų siekiame sugauti ir nubausti. Tai yra 5% mūsų populiacijos. 2017 metais šitam tikslui mes net įvedėm baudžiamąjį kodeksą. Apšaukėm sunkiais nusikaltėliais savo vaikus, anūkus, savo kolegas, draugus ir grasinam jiems kalėjimu. Grasinam kalėjimu, grasinam atimti ateities galimybės. Ir šiandien mes matom, kad persekiojimas nėra sprendimas. Kuo daugiau mes baudžiam ir persekiojam, tuo labiau auga vartojančių žmonių skaičius. Ir ne tik daugiau žmonių nori išbandyti dalykus, bet ir rizika didėja. Todėl, kad norisi nebūti pagautam, todėl, kad tada susitelki į beskonius, bekvapius produktus, o tai yra pavojingos priemaišos, įvairios naujos medžiagos, kad nebūtum pagautas. Svarbiausia yra nebūti pagautam. Gyvybė, sveikata, kuo mažesnė žala yra antraeiliai dalykai. Vokietija labai gerai supranta, kokią žalą daro šitas persekiojimas ir jie atsisako to požiūrio, kad jeigu aš neleidžiu, draudžiu, vadinasi, neegzistuoja ir problema yra tarsi išspręsta. Ir jie imasi sureguliuoti juodąją rinką, juodąją kanapių rinką, sureguliuoti valstybės rankomis, kadangi supranta, kad toks ėjimas turbūt yra logiškesnis. Lietuvoje mes irgi suprantam, kad žalos daugėja ir kad reikia sprendimų. Seime teikiam projektą atsisakyti baudžiamojo persekiojimo ir mums pritrūko vos 5 balsų. 5 balsų tam, kad galėtume pakeisti visą požiūrį į narkotikų problemą ir pereiti prie pagalbos žmonėms, o ne jų persekiojimo. Nors to trupučio pritrūko, bet šiandien galim pasidžiaugti tarpiniais laimėjimais. Paskyrėm 2 papildomus milijonus priklausomybių sričiai. Vakarų Lietuvoje Klaipėdoje atsidarė pagalbos jaunimui ir šeimai skyrius. O rudenį prasideda prevencijos pamokos mokyklose. Tai padaryta yra tikrai daug. Subalansuota narkotikų politika yra mano pagrindinis klausimas, darbas ir tikslas. Ir visi mes norime, kad rizikos būtų kuo mažiau, sveikatos būtų kuo daugiau, žmonės gyventų saugiai ir vaikai nenukentėtų. Dėl to ir dirbam dėl šitų tikslų, kad pasiektume geriausią rezultatą mokslų grįstais metodais.